Sveiki gyvi. Tuik neilgą video, bet jaučiu, kad gal bus jums įdomus, ypač tim, katrai mėgs pasikrapštyti garažį. Tai aš norėčiau parodyti, kaip išsiardyti šakis ir kaip reik pasikeisti salnikus. Iš tikrųjų, parodys, beina jau išsiardžiau, kad parodys eigo. Ir visų pirma, noriu parodyti, ką būn ir kodėl led. Nežinau, pirkau motociklą. Ar buvau keist, ar nebuvau keist, neįsivaizduoju, bet turbūt patys matot. Va, būn tep. O kodėl tep būn? O tudė, kad netor žmonės įrankių ir banda visi apsukalti salnik ir jie bokšli. Ir netyčia kur nors pataiko ir įkal į jons nebelaiko. Aišku, jons laiky, bet žodžiu, čia esmė buvo, kad vežiau prikabelėm. Iš tikrųjų gal neperspaudžiau, bet vairą susisok, tada persispaudė. Nu ir aišku, tiek neturėjo būti. Tiek būtų buvęs geras salniks, būtų neprašovis, būtų nepraspaudė. Tai keisiu teik veinu, teik kontrą. Ton dedam atskirą, kad nepažeisti pačius cilindrų. Aišku, labai svarbu ir pažiūrėti, kad nebūtų įbrėžimų, ypač iš ilgėnių. Va tos vietos, kur būtent vakščio šakį. Tas maždaug 15 cm. 15-20 cm ta vieta. Nu šiaip čia va ir ideali. Tai iš princip čia buvo kalts pats salniks, nes kažkas bloga idėjai. Va tep. Ir pasidėkėm į šoną. To irgi pasidėkėm į šoną. Čia detalis ir nuveina amortika. Ir dabar aš jums parodysiu, kaip kaitą išsiardyti. Čia man reikalingi tulsa. Šiaip tuo neatsisukau. Niek nebus. Prisiveršu. Ton viršutinį reikia iš tikrųjų atsisukti kulda ir motociklus. Tai kažką seniai bes ardys ir buvo biškai primiršęs. Ne tai, kad primiršęs, nepagalvojau tiesiog, bet ten labai lengva. Tai vis statysim atgal ir aš atsilaisvinsiu. Nu va, atsilaisvinau viršutinį varžtą. Tai reik pilna išsisukti. Pilna išsisukti. Gal pirmą išsilėsiu. Išlėsiu tepalą. Tepalą turėtų būti apie pusę litrą veino šakį. Jo, tai va. Dabar esmė tuok ir. Pasikėlusiu biškai parodyti. Čia ir plasmasiuks. Ir čia šiaip ir specialus įrankis. Toks apvals susiverš, kad patrauktum vis plasmasinį reikalą į apačią. Bet kadangi aš neturiu tokių įrankių, bet užtenka prot kažkom pasigaminti. Na, koks pasigaminti. Logiška pamastyti reik, kaip gal ir be įrankių prasisukti. Tepalą reik visuomet patraukti šoną, nes aš žinau, ką būn. Tep, deržą, kur aš pasidėjau deržą. Tu jau sekundį, jau sugrįšu. Šitą, turiu deržą. Aš darau tep, paprastą. Deržą. Šiaip tuik paprastą naudoju. Niek čia mundraus nereik. Tiesiog užkabin užkilpas. Taip šitą pasidara pirmą. Dabar mums reik nusispausti į apačią. Dar neklaus.
Ai, ne, jau nedaug berek. Gerai, da biški. O, taip. Dabar reik 2 rakčiokų. 1,17, skait 14. Laikyti vat viršutinį dalį. O, okuliorę nukrat. Ir, manau, mums reikia atsisukti. Opa. Šitą išsukam viršutinį dalį. Čia va, kur reguliuoja skaitoms ir špilkutį vidau. Išsitraukiam špilkutį. Ir paleskiam šoną. O taip. Išsiemam laukman. Plasmasinį. Dedam čia. Dabar išbėginkiam paskutinį tepalą. Ojojoj, o taip įgalau, ko bus. Spiruoklį. Dabar reik prigraibyti, ne ton. Kur magnets man yra. Nu. Na, sakykim, kai išbėga. Ko dabar reik padaryti? Reik pasiimti ir salnyką gražią. Čia apsaugėnis ir. O, šmuršiau apsaugėnis štai skėlis. Dar taip galvojau, nusipirkti salnykus ir nekeist apsaugėnės, iki gerai atrodė. Bet gera, kad nusipirkau ir apsauginį. Fiksatorių gražiai išimti. Fiksatorių nuimti, neimkit to veito fiksatorių nikad iš karto, nes to veito galit pažeisti kolbą. Imkit geriau apačio ir ypač labai gražiai, pražargdinkit. Blogiau nebus, kad taip nuimsit. Dabar, ojojoj, biški bėg, pasidėkim dar atgal. Dabar reikia išmušti paprasčiausią salnyką gražiai. Viskas. O, tai paskutinį tepalą išbėginkiam. Все, gerai. Dabar nesimaišyti ir pasitraukti tas dalykus. Dabar reik nuimti šitą davėjim žeidą gražią. O taip šitą. Nu, kas neatsimint, iš tikrųjų, geriausia galite arba nusifilmuoti, arba nusifotkinti ir vat pasidėti ant stepkapką. Gal eiliškom tiesiog, nors čia labai kažko į nėra. Įspūdinga, kad kažko nesurinktumt. O. Nu, ir abu salnyką. Tas amortiks neleda, bet panašu, kad čia ir minkštesnis, gal net nežinau. Nu, žodžiu, neleda. Keisim vis tai kabodą. Ir viskas. Amortiks išardyts. Nusivalykiam. Ir pasidėkiam.
Taip, spiruoklį. Spiruoklį berods turėtų būti čia švfr šakį ar daus. Tai jeigu aš neklystu, pagal katalogą negalbūt mažiau negu 24. O ko mes turėjom? 23 ir 8. Na, sakykime. Kaip ir gera. Reiškia, da ir gyva spiruoklė. Tai va, šakių salnikų kol kas neturiu. Tai ir užsakyti katės paimsiu ir pakeisiu ir nufilmausiu jums. Nu kon, antras dublis. Jemam šakį, vėl švarę nusivalom, kad nebūtų nieko prikėbi. O. Gerai. Jemam visų pirma, tras yra apsaugėnis. Bieški pasiteps čia, šiaip daug nereikia. Maunam maišėlį. Maišėlį maunam todėl, kad nepažeist patį salniką. Apsaugėnis dėdas visų pirma, žiūr į apačią. Ir labai atsargiai užmaunam ant šakės. Neskubėkit, nieks niekur nenubėgs. Svarbu gražiai užmauti. Pubėški šitą maunas. O taip. Einam toliau. Ir paleiktam pačio. Bieški lubrikantą daugiau gal. Tas lubrikantas tai ir senas tepals. Labai svarbus dalykas. Irgi bieški. Patepkim lubrikantą ir čia. O taip. Labai svarbus dalykas ant tor. Šiaip ne vis salniką tor. Seniai neturėjai. Bet naujieji tor dvi lūpas vidau. Įveina posi ir veina į kitą posi. Tai tuos dvi lūpas tor būti ten, kur bus tepals. Reiškia, ant sen į šakis vidų. O ta veina lūpelį, kur ir en į šakis apačią. Tai labai svarbu ir nesumaišyti. Iš tikrųjų, tai dalyką ir parašyti ant kiekvienų salnikų. Jeigu ir dvi lūps, tai ir parašyti ant salnikų, kaip ant smontuoti. Ir vėl atsargiai, dar kartais tikrin, jo, teisingai dedu. Na ir bandom gražiau užmauti. O. Tas apsaugėjimas, bieški sunkiau maunas ant storesnį gumą ir pasutas reikia atsargiai, kad nepažeist. Nenorėtų dar vien kartą keisti salnikų. O taip gražiai praėjai. Nu jau viskas turi mūsų slidžios dalis. Maišėlį galim mesti iš šiukšlė, nebereikalingas. Kadangi aš jau vėjų susirinkau, čia jau antrus ir paskutinis. O taip. Kon, traukam irgi patį apačią. Svarbu irgi moment. Dažnai ant šakių būn ypač apačios padaužimą tokiai. Nu čia ir švari. Ant tos šakis, nu vat viens toks ir kaip ir mažus taškėlis, bet čia niek tokį būn didesnį. Ypač jiem, tarkim, kokius stabdžius daku, nors suraktas takšt, barkšt, žiūri būni varyta. Ir jeigu sans tu salniks nubrauksti į apačią, galit per tus įdaužimus pažeisti salniką. Tai reikėtų įsitikinti iš tikrųjų
ar niekur nepažeisti ir atsargiai tuomet tik tas salniks nusileisti į apačią. Iš tikrųjų, man tiek daug į kapinę reikėjo, bet paskui reikės, kad užsimaus kolbams, vis tiek jas iki pat apačios. O taip. Jo, toliau dedam šaibą. Nu ir tefloninis tas klipsus, kad rastų ir stovėti čia. Takšt. Nu, viskas gražiai puikia. Ir ko aš darau, aš ton pasirašu. Šiaip ir speciali įrankė, galite specialius įrankis nusipirkti, tai nėra brangi, bet mane į taip gerai ir tai aš nepirktų įrankių specialių. O, 2 kartus užneram. O, taip. Kodėl aš pasidariau? Todėl, kad teka kolba įsimaus, anau reikės paspaudinėti tepaloj, paskui reikia ištraukti. Ir labai nepatogia. Tai dabar dedam ton šitą kolbelį. Gali paleist. Tai pasidedam. Čia yra specialus įrankis, kaip ir minėjau, kad nedaužytų viskas atsuktuvas ir panašiai, kad nepažeisti. Tai labai geras įrankis. Universalus, nebrangus, kainuoja gal 13, 14, 15 gal eurų. Tai kai užsisakinėsit salnikus, galit užsisakyti ir įrankį. Vis tiek bus pigiau negu kažkam duoti, tvarkyti. Aišku, jeigu mėgstat patys tvarkyti. Nes kartas neapsimok pirkti, žaisti, jeigu gal kažkam įduoti ir sutvarkyti viską. Viskas veito. Fiksatorių. Fiksatorių ir, kaip minėjau, dėkit kuo iš aukščiau, kad nepažeistumėt. O taip. Viskas fiksatorių savo veito. Uždedam. Gal aš pavalysiu tą pirmą tarp to. Paskui, kad neapsigauti ir nelėt tepal. Nu ir viskas. Ir apsaugėnis ant jau. O, su pirštas suspaudat. Ir tiek žinių. Viskas. Verta montrep. Pilam tepalą. Aišku, reikia susidėti vėl spiruoklę atgal. O taip. Pukšt. Šaiba. Pukšt. Iš akį pilas 500 ml tepal. Apie 500 ml. Tai aš pagal katalogą net nežiūrės, nes visiškai tušti šakyti. Net nematau, gal aišku, matau čia nuo viršaus, berods 15 cm kažkas gaunas. Ai, bet tuo spiruoklį. Spiruoklį pasižiūrėjau pagal Honda. Spiruoklis leistins ilgis minimum turbūt 22,8 cm 8 mm. Pas mums buvo 23,8, tai labai geras spiruoklį. Geras, susipilam. Įsipilam pirmą kokius, o šitą 200-300 ml.
kad neperbėgti per viršų, nes kol neužpumpuoju, jums gal pradėti bėgti per viršų. Ot ir nuspaudyti iki pat apačios partraukti. Un stor užsipumpuoti. Maždaug apie kokį 10 kartų gaunas paspaudėms. Pilam dar. O. Viskas, užpumpau, bet dar aš vis dėlto padarau dar kokį 10 kartų, kad būtų viskas tvarkoj garantuota. Supilsiu visą tepalą 500 ml. O, tegu subėga. Tepalą pilu 15 V, jis yra biškį tirštesnis negu rekomenduojant gamintos. Bet aš čia labai didelio problemų nematau, aš čia iš tikrųjų į banditą irgi buvau supils, dar netgi smagiau. Toks keitesnis motus jautas. Visai patek, tai vėl aš tuoj pat irgi nusipirkau ir pilu į tus. Taip, dedam plasmasinį reikalą. Vėl burtą dedam įtempėjai, jeigu galite pavadinti. Daug trūksta, man nedaug. Da biškiok. Nu, viskas gera. Turime iki pat viršaus. Užveržam, galės palesti. O dabar su tuo raktą aš biškį šitą prisikel, atsuku vėlelę. O, все. Ir gražiai paledam. Pakšt. Atpalaidonam. Ir все. Viskas, šakį veitų. Все. Surinkti šakį. Tik tas, aišku, aš dabar veitų negaliu užtemti, užveršti, tai kai įsidėsiu motociklą, timtelsiu ir viskas bus. Labai puikiai. Liuks.